Surinktas dilgėlis. Aš vakar užpyliau verdančiu vandeniu, bet jau įsijunginėję šviesą, aš jau net nedėjau akvariumą. Ir jos būna tame užpiltam vandenį. Aš paėmiau visą šaką su lapukais. Ir kartais ir dedu visą šaką. Kodėl? Todėl, kad lieka stiebas. Ir už to stiebą tokie plaušai lieka, galima išimti likučius, nes nuo gyslos ir lape lieka. Ir viskas, vat. Ji pabuvo nuplikyta. Dedu į akvariumą. Kadangi kotukas liko išlindęs, ji plūduriuoja. Kotas liks pasišiaušęs. Bet prieš 3 dienas įdėtas dilgėlės taip pat, va, tokios šakos, nėra, nė pėdsakų nelika. Kažkur, ten matau likusi arba augalo lapą, arba dilgėlės plaušus. Ir išdalinu po skirtingus akvariumus, kadangi čia yra labai mažiukai tie lapukai. Tai aš duodu visą tokį. Jeigu lapas yra didelis, jeigu turi, pavyzdžiui, šitame akvariume yra mažai krevečių, jeigu turi labai daug krevečių, tai gali sudėti visą stiebą, neliks per parą. Bet jeigu mažai krevečių ir įdėsi didžiulį lapą ar visą kerą, tai jis pradės pūti, rūkti. Turi įdėti tiek, kiek suėda. Va čia aš turiu indą, kuriame rūšiuoju krevetes. Tai išimėsiu tik vieną lapuką. Pradėkit nuo mažai. Ir su laiku matysit, kiek tos dilgėlės reikia. Čia, pavyzdžiui, mano yra augalų rasodas akvariums. Yra kelias krevetikės įleistas. Tai ir ten įmečiau vieną lapuką ir užteks. Neperšerkit. Niekada neperšerkit jokių pašarų krevečių. Ir jokio akvariumo, nes užrūks.